Labas rytas, sveiki visi, linkėjimai iš Ingolštato, iš Audi sostinės, nors vis tiek kalbėsim šiandien apie BMW. Šiandien turim 2 BMW, 1.5, tą patį, kur anksčiau mano ankstesnėse video buvo, 525, 12 metų, ir šiandien turim kitą naują, mažesnį jo kolegą, 320, 17 metų. Vienas yra F11, kitas yra F31. Kaip matot, šiandien labai graži saulėta diena, sekmadienis, žmonių nedaug, bet šaltukas spaudžia, mūsų rankos gal kažkiek dreba, bet tai yra normalu, manau, gal nesutiksit, kad video drebės. Taip, trumpai apie mašinas. 5 BMW, kai papasakojau, yra 12 metų, 218 arklio jėgų, 2 litrų 4 cilindrų variklis su 2 turbinom. Trečias BMW yra naujesnis modelis, kaip pas 5 yra N47 variklis, pas 3 yra B47 variklis, kuris jau neturėjo problemų tų su grandinėm, kai visi gazdindavo, kad prie 200 000 būtinai turi nutrūkti. Variklis 120 arklio jėgų, kubatūra ta pati, bet turbinos yra ne 2, bet viena dviguba turbina. Taip, sėdim dabar 5 BMW, užsikūrė šildomės variklį, kad nesušaltum. Norėjau truputėlį pakalbėti apie skirtumus. Skiriasi nuo 3 BMW, paskui perėsim prie 3, parodysiu konkrečiau, ko skiriasi. Pas 5 BMW jau yra įmontuotas elektrinis stabdis, kas labai įdomiai, jeigu tu prisisegi diržą, jisai atsileidžia pats pradant važiuoti. Jeigu tu diržą neprisisegiai, tokiu atveju reikia su ranka atleisti. Pavyzdžiui, parkuojantis ar panašiai. Kas skiriasi ir pakaba. Lygiai taip pat galima įjungti kaip 3, taip ir 5. Pasabinį mašinas yra 8 bėgių greičių dėžė. Galim jungti sportą. Bet tiek, kad aš galiu susikonfigūruoti kaip pavyzdį dar kartą. Sport Plus yra, Sport Plus automatiškai atsijungia tas SP traukos sistema DSC. Galima sportą konfigūruoti. Rašo arba tik važiuoklė, arba tik tai variklis ir greičių dėžė, arba abudu kartu. Jeigu abudu kartu sujungi, tokiu atveju automatiškai. Šiaip kiek bandžiau, niekad nepavyko įjungti 8 bėgio. Visą laiką automatiškai važiuodavo tik iki 7 ir vieną bėgį susižemindavo kaip skirtingai negu kaip komfortinių važiavimų. Kas dar, kondicionierius yra 2 zonų. Realiai nustatau temperatūrą ir paspaudžiant auto. Daugiau man nieko kito nereikia. Sėdinių šildymas, jeigu šalta. Pagal didesnius norus, aišku, galima nustatyti, kad pūstų labiau langą, labiau kojas, labiau į veidą ir panašiai. Į veidą pučiant per tos, aišku, nusistatai ar šaltesnis arba šiltesnis oras. Ir daugiau kaip ir nieko. Iš toj mašinai labai skirtingo nėra. Kas patinka, prieš tai turėjau su 3 BMW palyginus, šitoje yra daugiau vietos, kur kažką tai susidėti. Viena vieta, 2 gėrimų laikikliai. Čia laikau smulkės monetas, kartais praverčia. Ir labai gerai šitas stalčiukas mažiukas. Nežinau, ar jūs matote. Ten pasidė arba nuo saulės akinius, arba dar kokias nors smulkmenas. Kartais gali net ir telefoną gali įsidėti. Einam į tavo mašiną.
Čia turime trečią BMW 320 kaip greičių dėžė. Lygiai taip pat jungiasi sportas, komfortas. Galima irgi žiūri konfigūruoti sportą. Koks skirtumas, šiek tiek paprastesnis kondicionierius. Nusistato temperatūrą. Esmė ta pati, labai į didelių poreikių neturinčio žmogų, tai pilnai per akis užtenka. Čia rankinis jau yra mechaninis, kaip senose gerose BMW. Norim padriftinti, jau kaip ir padėtų. Bet kadangi su automatinė greičio dėžė, manau, tai nepavyks. Pabandom biškį pravažiuoti su jį. Šiek tiek aikšteliai, šiek tiek truputėlį gatvį gal. Jaučiasi gerokai stipresnė. Gal penktas dėl savo svorio jis taip nėra to pojūčio, kad rautų labai iš vietos. Jis kažkaip kitaip viskas reaguojasi. Bet manau, 320 dizelio 2 litrų pilnai turėtų pakakti, jeigu jūs nedalyvaujate lenktynėse. Kaip apie salono dydį. Esu gana neaukštas, 1,75 cm ūgio, gal dar žemesnis susitraukiau. Bet gale sėdžiu pilnai komfortiškai, aišku, sėdinė galbūt nebuvo iki galo atitraukta, bet vietos keliams yra, iki stogo vietos yra. Ir tikrai BMW, kuo naujesnis modelis, to daugiau vietos galiniams keleiviams yra, kas anksčiau būdavo tai biški problematiška. Dabar perinam į kitą BMW, perinam į penktą. Penktam BMW vietos, kad sakyčiau, kad labai daugiau, tai tikrai ne. Nu gal mano sėdynė šitą gal daugiau atstumta, bet skirtumo didelio nėra. Gal trečias ir patobulėja stipriai. Kas labai skiriasi, tai skiriasi bagažinės dydis. Čia vietos tikrai nemažai. Tilps ir lagaminai, tilps ir vaikų vežimėlis, jeigu reikės. Ir šiaip visi kiti daiktai, kuriuos norėtumėt pervežti. Dabar einam prie trečio BMW. Trečias BMW turi vieną gerą patogią funkciją. Paspaudus, bagažinė automatiškai atsidaro iki pat galo. Vietos šiek tiek mažiau. Galbūt šiek tiek siauriau, sakyčiau, taip, ir netoks gilus. Bet universalas tuo ir pasižymi, kad jame norint galima sutalpinti tikrai nemažai daiktų. Aš nekalbėsiu šį kartą apie dinamiką automobilių. Čia yra, aišku, reikia lyginti, sustatyti prie vienos linijos, kuris greičiau važiuos. Manau, kad trečias BMW yra lengvesnis. Jisai pajudės greičiau. Arklių skirtumas netoks didelis. Tai kas liečia kuro sąnaudas, penktas BMW ima dabar vidutiniškai stovi 6,9 litro dizelio. Trečias BMW ima 1 litrų mažiau. Matyt, tai atsilieka pagal automobilio svorį ir šiek tiek pagal variklio galingumą. Tai tiek.